turim puikiai savijautą. Visi dirba, noriai, linksmai, todėl visi jaučiamės kol kas puikiai. Pirmas savo profesionalus klubas, turint galvoje LKL klubą. Ar skiriasi kažkuo nuo ankstesnių komandų, kuriuose tu esi žaidęs? Tai žinoma skiriasi, matosi. Visi profesionalai, visi susirinkę žino, koks tikslai, visi dirba kryptingai. Tokia tarsi kaip šeima. Labai smagu. Šį sezoną debiutuosi LKL čempionate. Kokie tikslai keliami savo? Turi kažkokius savo įsikėlęs tikslus? Tai žinoma turiu, tai mokytis ir žinoma išmokti daug. Nes turim puikų trenerį, galima perimti daug gerų žaidėjų, perimti daug gerų savybių, pritaikyti savo. Šią vasarą tave medžiojo gana nemažai komandų, kodėl nusprendė pasirinkti Uteną? Nepaslaptis teko žaisti draugiškas rungtynės prieš Lietuvos Rytą ir pamačiau, koks puikus miestas yra Utena, kokia puikia komanda Utenos Juventusas, žmonės puikus. Tikrai dėl to labai didelį įtaką turėjo. Ar anksčiau teko kažkiek susidurti su pačiu miestu Utena? Teko žaisti, kaip seniau žaisdavau regiono lygoje, tai buvusi Lietuvos krepšinių B lygoje. Teko žaisti tą senesnėje salėje. Tiek. Bet keltis į Uteną neturi baimės? Ne, visiškai neturiu, kaip tai ne, laimingas.